Labadiena visiems, kurie mus įsijungia, kurie nori sužinoti, ko nors daugiau apie sveikus santykius, nes čia bus tinklalaidė būtent apie sveikus santykius. Ir ji bus tinkama tikrai visoms amžiaus grupėms, bet mes norėsime pakalbėti šiek tiek ir apie jaunimą. Ir čia su mumis kartu bus organizacijos Ribologija, kurie ir vadovė. Čia organizacija, kuri kovoja su seksualiniu smurtu. Tai Rugilė Butkevičiūtė. Sveiki, Rugilė. Sveiki. Ir mes su jumis, su tavimi, nes tu man leidai tave taip kreiptis, aptarsime, kaip nesumaišyti, kur rūpestis, o kur kontrolė. Nes aš suprantu, kad ypač santykių pradžioje būna tokių, niuansų, kai mes tarsi atrodo, pradedam, viskas atrodo gražu ir mezgasi tas santykis, jis atrodo toks gražus, bet kartais būna dalykų, kurie mums nepatinka ir mes negalim tiksliai vertinti pačioje pradžioje, kas ten. Ar, pavyzdžiui, jeigu mane nori nuvežti vaikinas, ten būtinai visur pristatyti prie durų, ar čia yra kažkas tokio, kad nežinau, nori, kad aš būčiau saugi, ar čia yra kažkas, kad nori žinoti, kur aš kiekvieną minutę esu, arba bent jau kur tikrai nuvykstu ir kur einu. Kaip tu galvoji, kaip yra geriausia atskirti tą rūpestį ir kur jau prasideda kažkokie kontroliavimo elementai? Mano nuomonė geriausia yra investuoti į pasitikėjimą savimi ir iš tikrųjų klausimą savęs. Nes jeigu tau atrodo, kad santykiai yra nelabai sveiki, jeigu tau atrodo, kad tam tikri momentai tau kliūna, tai vadinasi taip ir yra. Ir ne kažkam kitam pasakyti, kad ne, tu ten, pavyzdžiui, prisigalvoji, ne, iš tikrųjų tai čia yra labai gerai. Tai pasitikėti savim, nes jeigu jausmas yra nekoks, vadinasi tau ir yra nekaip, ar ne? Ir čia mes labai dažnai užsiveliame kitų žmonių interpretacijos apie tai, kas yra puikūs santykiai ir panašiai. Ypatingai draugystės pradžioje, jeigu mes kalbame apie tą pirmąją meilę, pirmąjį įsimylėjimą, ar ne, kur, ta prasme, tenka nemažai vesti jaunimui įvairių susitikimų ir sako, vienas iš pagrindinių klausimų yra, pavyzdžiui, o kada jau reikia turėti vaikiną arba merginą, o kada yra ne per vėlu ir taip toliau panašiai, ar ne, jau stengiasi, yra tarsi kažkoks amžius X, iki kurio jau turėtum užmegzti santykius, nes jau kitaip tarsi irgi jautiesi jau nebe bendruomenės dalimi. Taip, neiššokęs į traukinį kažkokį. Taip, tarsi visi jau draugauja, o tu čia kažkaip, gal tau net nerūpi. Tai kai jau pradeda rūpėti, tai yra toksai didelis spaudimas, kad wow, tai yra pirmieji santykiai, aš jau juos tarsi mezgu, turiu. Tai jeigu net kažkas yra šiek tiek, kur manęs netenkina, bet, aš labai džiaugiuosi, kad aš juos turiu visų pirma, ar ne? Ir jeigu dar tau tas žmogus, su kuriuo tu mezgi santykius, sako, tu turėtum džiaugtis, kad, ta prasme, aš esu su tavim, ar ne? Tai tu galvoji, tikrai, aš turėčiau džiaugtis, negaliugi čia dabar kažkaip gadinti. Tai vat tokie aspektai, jie tikrai verčia abejoti savo balsu. Bet, pavyzdžiui, apskritai, natūralu yra šiek tiek abejoti savimi, ypač kai tie santykiai dar nėra visiškai tvirti, nes tarkime, kažkam kitam, pavyzdžiui, pasakoja, ar ne, kad mano vaikinas ar ten mano mergina įlenda į mano telefoną, pasižiūri ten, kad būtų ramiau. Bet, pavyzdžiui, tai tiem žmonėms yra normalu ir man gali pradėti atrodyti, kad gal ir aš taip turiu elgtis. Bet iš principo, kiek tai sunku suvokti save, man, pavyzdžiui, gal nepriimtina, bet jiems yra priimtina tiems žmonėms. Tai kaip dabar man nuspręsti, čia teisinga ar neteisinga? Puikus klausimas, tai vėlgi grįžtant prie savęs, nes aš visą laiką sakau, kad santykiai su kitais prasideda nuo santykio su savim, ar ne, ir nuo tų pokalbių, nes juk mes prieš kalbant su partneriu arba partnerė dar turime nemažai pokalbių ir savo galvoje, ar ne, prieš pasakant kažką, tai čia reikėtų pasižiūrėti irgi į savo ribas, kur man yra ribos. Mes kai kalbame, ir ribos susiję apskritai su santykiais, ar ne, pavyzdžiui, paimkime neištikimybės ribą. Kas man yra neištikimybė, kas mano partneriui ir partneriai yra neištikimybė. Tai pirmą aš savo turiu atsakyti į tą klausimą. Gali būti, kad atsakymas bus, aš nežinau, nes niekada nesu buvusi santykiuose, ar ne? Bet galbūt aš jau šiek tiek žinau, pradedu vizualizuoti scenarius, tarkim, nuėjimas kavos atsigerti, ten žinutės parašymas, kai ten priešingos lyties žmogus parašo, pavyzdžiui, tau ir panašiai. Ir kai tu savo nusistatai, kur yra tos ribos, bent jau preliminariai, tai su kitu žmogum irgi gali kalbėti, kodėl tas pokalbis yra vertingas.
vertingas, nes jeigu kitam žmogui, pavyzdžiui, tu sužinosi, kad jau nueiti su drauge arba draugu ten į filmą ar ten susitikti po mokyklos, po universiteto jau yra neištikimybė, tada tu labai gerai turėtum pagalvoti, ar tu tikrai nori eiti į santykius su šitu būtent žmogum, ar ne? Tai visų pirma, mes mokomės savo ribas tas santykiuose pažinti, o tada kito žmogaus ribas ir kažkaip susidraugauti. Nes meilė, jinai nėra kontrolė. Ir kai sakome, pavydi, vadinasi, ten myli, ar ne? Ir tas pavydas jis ir būna, ta prasme, iš pradžių, kad aš labai daug skiriu dėmesio, ten nuolatos noriu žinoti, kur tu esi ir taip toliau panašiai. Bet čia iš savo draugų, pavyzdžiui, irgi sako, aš, pavyzdžiui, nenoriu, kad nuolatos žinotų, kur aš esu. Aš turiu savo gyvenimą, aš turiu savo veiklas, aš turiu laisvalaikį. Aš šiaip jau nelabai mėgstu susirašinėti ir sako, netgi stengiuosi save motyvuoti, kad, šiaip iš vis nesusirašinėčiau, bet kadangi kitam žmogui irgi reikia grįžtamo ryšio, tai šiek tiek susirašinėju. Bet tada kitam žmogui pasakau, kad, žiūrėk, man tiek daug tavo klausimų, kur aš ką veikiu dienoje, man jie trikdo mano dieną. Ir tas iškomunikavimas irgi yra labai svarbu. Tai čia aš pastebėjau esminius kol kas 2 dalykus, tai savęs žinojimas, ko aš noriu, savo ribų pajautimas ir iškomunikavimas, kad kitas žmogus irgi žinotų. Ir grįžtant prie to telefono reikalų, tai tarkime, jeigu nori į mano telefoną įlysti, antra pusė, bet man tai kažkaip netrodo gerai. Tai, tikriausiai pirminis dalykas būtų išsiaiškinti, kodėl man netrodo gerai, nes tikriausiai aš nieko blogogi nedarau. Ta telefoną parodyti nebūtų kažkokia problema, bet jausmas nekoks. Gal prieš tai irgi reikėtų išsiaiškinti, o kodėl tu norėtum pasižiūrėti į mano telefoną, ar ne? Taip. Ir tada kitas žmogus gali sakyti, aš ten, pavyzdžiui, tarkim, kaip dažniausiai būna, aš čia ten nerimauju, arba labai dažnas būna toksai, žmonės draugystėje dalinasi viskuo, aš mielai tu gali ir mano telefoną pažiūrėti ir panašiai. Bet mano telefono žiūrėjimas, ar ne, yra įleidimas į mano privačią erdvę. Ir čia nereikia suabsoliutinti, gal, pavyzdžiui, jums būtų visiškai, tarkim, kaip žmogui, ir sakytumėt, aš tai mielai rodyčiau savo telefoną ir noriu žiūrėti tavo telefoną. Ir mes kartu galime turėti Snapchato paskyrą, ten Rugilė ir Jonas, ir visur būti kartu. Nes yra tokių porų, pavyzdžiui, kuriems abiems poroje yra visiškai tą daryti. Bet jeigu tau nėra tai yra normalu, kad tau nėra ar ne? Jeigu tu nori lysti į kito žmogaus telefoną be kito žmogaus žinios, irgi nėra Ir aš jaunimui ir suaugusiam visą laiką sakau, gerai, vizualizuokim situaciją. Aš įlendu, nes man labai jau ten nieši, aš noriu pažiūrėti, ką tu ten veiki, įdomu. Aš klausiu ir suaugusių žmonių, jau kas nėra lindęs ten į savo partnerį ar partnerį, dar vieną kartą. Tikrai nesu. Tai šaunuolė. Nebūna daug tų rankų pakilę, arba kartais pakelia, sako, nesu, bet esu. Tai nemaža dalis žmonių kažkaip įlenda. Ir sakau, gerai, įsivaizduokit, jūs įlindot, ane? Ir perskaitėt, iš tikrųjų, ir perskaitėt tą, kas jums nepatinka. Kažkokį aspektą, ar susirašinėjimą, ar skambučius, bet kokių dalykų. Ką jūs tada darot? Kaip tai ką, tai tada reikia kažkaip pasakyti, sakau, tai kaip jūs pasakot? Tam, kad jūs pasakytumėt, tu turi pasakyti, kad aš įlindau į tavo telefoną. Prisipažint. Ir viskas. Ir tada sakysit, ne, bet tu čia padarai dar blogiau, bet jūs jau irgi prarandat pasitikėjimą. Jūs esate tas žmogus, kuris lenda į kito žmogaus telefoną. Ir čia, bet kuriuo atveju, tada koks jūsų tikslas yra? Nes santykių nutraukimo galimybė irgi yra didelė, nes jūs sakysit, man žiūrėk, nepatinka, kas tau ką parašė, o kitas žmogus gali labai atvirai jums pasakyti, o man apskritai nepatinka, kad tu be mano sutikimo lindai į telefoną, neaišku, ką tu dar darai, aš iš vis su tavim tokiuose santykiuose būti nenoriu. Ir viskas, ir nutraukti santykius. Tai tas lindimas į telefonus arba kompiuterius, labai gerai reikia pagalvoti, o ką jūs darysit su šita informacija, kai sužinosit kažką, nes įsivaizduoju, lendat, nes tikitės kažką sužinot. Kito būdo, kodėl jūs lysit be žmogaus sutikimo nėra. Tai ką jūs darytumėte tokiu atveju ir tada jūs pastuose esate. Arba nusiramins žmonės, kai kurie siekia, tiesiog nepamatė, tada nusiramina galbūt, aš neįsivaizduoju. Kuriam laikui nusiramina, nes žmonės, kurie apnikę tokių obsesinių minčių, kad, tarkim, vėlgi tai yra nepasitikėjimas savim arba kažkokių buvusių patirčių pasekmės, ar ne, kad, šiuo metu aš nusiraminau. Tai dabar, tu nieko nesuki, bet ar kaip man žinot, ar tu nieko nesuki dar už mėnesio, ar dar už poros mėnesių, gal aš, nes kai mes galvojame apie kažkokius įtarimus, ar ne, mūsų net smegenys ieško įvairių signalų, kad patvirtinti juos, ar ne, tai aš tada vėl karts nuo karto
karto patikrinsiu, ar ne, arba aš gal nenusiraminsiu, aš eisiu tikrinti toliau. Tai vat, yra tokia tikrai raudona vėliavėlė tiek kitam žmogui, tiek jums pačiam. Vat, kodėl jūs jaučiatės taip nepasitikinti arba nepasitikinti savimi, kad jums tas atrodo okei. O apskritai kalbant apie tuos skirtumus tarp rūpesčių ir kontrolės, nes dažnai labai tai būna uždangstyta, užpudruota, kad netaip labai aiškiai matosi, bent jau santykių pradžioje nelabai aiškiai matosi. Tai kokie yra pagrindiniai požymiai to skirtumo šitų elementų? Žmogus bet kuriuo atveju sakys, kad aš rūpinuosi tavim, ar ne? Kitas žmogus dėl to yra labai sunku. Mes mėgstam dangstyti visus dalykus. Ta prasme, labai maža dalis žmonių pasakytų, žiūrėk, aš noriu tave kontroliuoti ir kad tu būtum ten man po padu ar 15 padų ir už tai aš taip darau. Ne, žmogus sakys, aš taip darau, nes tu man rūpi, ar ne? Bet tada reikėtų pasižiūrėti, ar tikrai tai yra rūpestis, ar to žmogaus intencija yra rūpestis, ar ne? Ir nuo ko mes bandome tada apsaugoti. Jeigu mane bando apsaugoti nuo, pavyzdžiui, susitikimo su drauge, ar mane bando apsaugoti, kad aš su drauge arba su draugu per ilgai nepraleisčiau laiko, ar tai tikrai yra validus rūpestis. Jeigu aš negaliu išeiti, pavyzdžiui, į tam tikrą vakarėlį arba susitikimą, nes mane bando apsaugoti nuo tamsos arba grįžimo tamsių paros metu, ar ne? Vat kiek yra normali ta apsauga. Jeigu man parašo, pavyzdžiui, tarkim, aš, gal nerimauju, kaip tu grįši, gal aš galėčiau, aš nežinau, ar atvažiuoti pasimti, ar tu to norėtum, arba gal tau iškviesti kažką ir ačiū, aš to nenorėčiau, aš puikiai galiu grįžti pati, aš gerai jaučiuosi. Bet jeigu tos mintys virsta tokios, tu jau pasakai, kad ne, tau viskas yra tvarkoje, arba ne, aš su drauge, senai nesimačiau, aš gal iš vis šiandien negrįšiu, ar ne, arba grįšiu labai anksti šito ir kitas žmogus tarsi jaučia tokį pyktį, tai jau tikrai tada pereina į tą kontroliavimą. Ir jums tas, nėra okei. Tai mes tada iškomunikuojam kitam žmogui, kad žiūrėk, aš suprantu, kad tu gali jaudintis, bet man tai nėra okei, aš esu užspūsta ir jeigu žmogus nenustoja, nepasako okei, aš viską suprantu ir toliau, tai vadinasi, tai nėra apie nuoširdų rūpestį, tai yra apie norą tokį impulsyvų žinoti, kur tu esi, su kuo tu veiki, ką tu kalbi ir taip toliau panašiai. Pavyzdžiui, skambinimas ten vakarėlio metu, 15 kartų ten prašymas siųsti nuotraukų, ar tikrai tu ten esi, kas tai yra, irgi tikriausiai kontrolė. Kontrolė, kuri gali būti užmaskuota, pavyzdžiui, prašymas siųsti nuotraukų, tai oi, kaip faina, žinai, aš irgi seniai tos tavo draugės ten nemačiau, jūs sakei ten ant kažkokio, nežinau, rooftop'o, ten terasos, ten kokios nors fainos, tai atsiųsk, aš irgi noriu pasižiūrėti ir taip toliau panašiai. O kas ten dar toj kompanijoje yra, man pasakyk, ar ne, tai, būna kartais ir gudriai užmaskuota pakankamai, arba tas skambinamas 15 kartų, jeigu aš sakiau, kur aš einu, gal aš nebūtinai net detaliai sakiau, bet kad grįšiu vėliau ir man ir vakarėlio metu arba taip pat įkyriai skambina, tai jau yra kontrolės požymis. Kodėl tu mane trukdai, kai tu žinai, kad aš esu užsiemusi, ar ne? Tai tokiu atveju vėlgi iškomunikuojam, arba jeigu tas, pavyzdžiui, iškomunikavimas savo ribų sukelia kitam žmogui pyktį. Aha. Irgi yra, nes aš galiu iškomunikuoti ir kitas žmogus tada, tai tu ką galvoji, aš čia tavim nesirūpinu, man tu čia nerūpi ir taip toliau panašiai. Palauk, mano komunikavimas yra apie mano ribas, ar ne, tai yra mano dalykas ir jeigu mano ribos tau sukelia pyktį, vadinasi, mes turim, jau raudonų vėliavėlių situaciją, ar ne? Ir aš visada sakau, jeigu santykiuose tau reikia nuleisti kartelę savo labai žemių plintuso ir stengtis vengti komunikacijos apie savo ribas, vengiant konflikto, tai jau nebėra okei, tai jau yra kontrolė, nes mes turėtumėm turėti atvirą dialogą. Bet iš principo, kai tu sulauki to pykčio, tu arba nebenori sakyti, kur tu eini, arba iš principo, vengi tų konfliktų. Tai, bet čia yra labai toks, tu tada turi arba nutraukti tą ryšį, arba labai kovoti už tas ribas, bet taip labai aršiai, labai sunku, taip įsivaizduoju. Sunku ir mes tada galvokim apie tai, ar mes tikrai norim, tuos santykius taip sunkiai megzti ir kurie kainuoja, mes įvairiausių turim dalykų ir iš jaunimo prisiklausau, pavyzdžiui, iš to streso, sako, nieko lyg ir nėra, bet ta įtampa tokia visą laiką yra, iš to streso krenta svoris arba auga svoris, iš to streso, tarkim, slenka krenta plaukai, įvairūs dalykai būna, jeigu tu esi tokiam strese santykiuose, gali būti dėl įvairių dalykų, gal tu ten, pavyzdžiui, visada jauti, kad turi būti ten pasitempus ekstra, ten turėjau draugę, kurios ten vaikinas
norėjo, kad jinai nusportuotų ir daug svorio numestų ir ten negalėdavo žiūrėti, kaip jinai, pavyzdžiui, net valgo kažkokį nesveiką maistą, kur aš ten po to atsisėdus Kievo kotletus ten susviestų, dažiau tiesiai jam į veidą ir tai labai faina buvo žiūrėti kaip žmogus, nes, pavyzdžiui, man tai jis negali nieko pasakyti, ar ne, bet aš matau, kaip stipriai tai erzina, bet kai aš išeisiu, jai pasakyti, tai gali, ar ne, nu tai jeigu jūs jaučiate stresą dėl išvaizdos, jeigu jaučiate stresą, kad esu nepakankamai geras arba nepakankamai gera, šitie santykiai verčia mane jaustis menkavertišku, ar ne? Tai tokiu atveju, ar tikrai yra verta atiduoti tiek savęs ir tiek savo sveikatos šitiems santykiams, ar ne? Greičiausiai labiau ne negu taip. O iš ko apskritai kyla žmogaus noras kontroliuoti, čia iš to kontroliuotojo, nes iš principo, aišku, kažkiek gal įdomu, kur ten eina ta tavo antroji pusė, ką veikia, su kuo draugauja, natūralu, tu domiesi kitų žmogum, bet jau kai tu nori kontroliuoti, tai čia jau kažkoks nerimas, jau kažkoks tikrai tu savy atrodo negali išbūti. Iš lyčių stereotipų irgi nemažai dalykų ateina, jeigu žiūrėti, pavyzdžiui, mergaitės, berniukus, tai berniukam juk nuo vaikystės yra sakoma, kad tu ten, žinai, skatinama, pavyzdžiui, ten, tarkime, lyderystė, ar ne, skatinama, kad žiūrėk, tu turi, žinai, išspręsti visas savo problemas, kad, žinai, jeigu yra žmonių, kurie tau ten nepaklūsta, irgi kažkaip, būsi ten alfa, ten patinas arba nebūsi, o viskas, kas nėra alfa, tai yra jau neverta dėmesio, arba būsi pasiekėjęs ir panašiai. Tada, kad, tavęs tarsi turėtų klausyti, tada dar papildomas spaudimas, kaip ten turi atrodyti tavo ten, nežinau, draugė, ten šeima ir taip toliau panašiai. Einu Vilniaus gatve, matau, eina 16-mečių kompanija, vaikinas ir mergina kažką pasako ir vienas iš vaikino draugų atsisuko jį ir sako, valdyk savo bobą, žiūrėk, ką jinai kalba. Tai mes kalbam apie 15-16 metų, ar ne? Tai tas toksai, kad tu turi valdyti, tavęs turi klausyti. Ir kai tu su to augi, tai nėra pasiteisinimas smurtauti arba kontroliuoti. Bet kai tu su to augi, natūraliai tos tavo savybės, jos irgi gali prasiveršti. O merginam stereotipiškai irgi sakoma labai daug dėmesio ir išvaizda, bet kad tu nedraskyk akių, pavyzdžiui, ar ne, tavo vertė labai matuojama, jeigu ten vaikinų per pinigus statusas, ekonominė gerovė, tai tavo kaip merginos irgi per santykius, žiūrėk irgi, ten turi gražius santykius, neturi, sukūrei šeimą, po to pagimdei vaikų ar nepagimdei, ar ne, tai tarsi tavo vertė matuojama tuo. Moterim po to sakoma, pavyzdžiui, išsiskyrusiam sako, kad tu esi tarsi tokiam, netiesiai gal akis, bet leidžia suprasti, kad tu tarsi esi kažkoje mažiau vertinga, nepavyko ir panašiai. Tai daug tokio stereotipinio spaudimo, kuris irgi žaidžia dinamiką ir toje galios santykė. Kitas dalykas dar yra žiūrėjimas, pavyzdžiui, kokius santykius tu matėjai, ar ne? Ir aš, kai kalbėjome dabar irgi su keletu merginų, sako, bet aš turėjau tokius santykius kontrolę, sako, ten fizinio smurto nebuvo, buvo daug psichologinio smurto, jaučiausi tikrai labai blogai, pagaliau juos nutraukiau, bet sako, man tų santykių trūksta, man jų gaila. Sako, aš buvau pripratus prie to tokio įtampos, chaoso, atrodo, gaudo tarsi ir mane ir aš gaudau ir visas tos toksai. Tikras detektyvas, bet tik šeimoje, santykiai. Santykiai ir sako, man to trūksta, aš suprantu, protų suvokiu, kad taip neturėtų būti, bet man to trūksta. Kodėl, sako, nes aš, kai augau, pas mane ir šeimoje buvo tas, ir smurto ten kažkiek mačiau ir panašiai. Ir labai toksai įdomus, ką aš ir savo tokią įžvalgą padariau gan stiprią, kad jeigu tu esi atėjęs iš šeimos, kur nebūtinai gal smurto buvo, bet buvo labai daug netikrumo, ar ne? Gal ten vienas iš tėvų išėjo, gal ten maisto nebuvo, gal ten daug visokiausių, kur tu kaip vaikas turėjai kovoti dėl savo išlikimo ir panašiai, tai tau net ir suaugus blogiausia būsena, kuri kelia tau daugiausia streso, yra ramybė. Ir už tai būna, kad kai ateina partneris arba partnerė, kuri sako, žiūrėk, ribos okei, meilė okei, tai prasme viskas tarp mūsų yra gerai, mes jeigu ten konfliktuojame, mes išsispręskim pokalbio metu, tai tau gali užsidegti irgi raudonos lemputės smegenys ir sakyti, palauk, man tas yra nepažįstama, tai nėra komfortas, tai yra nuobodu, tai man nėra komfortas, aš vėl noriu to, kur aš kiekvieną dieną nežinau, kas su manim bus daroma, ar ne, tai čia irgi daug paslėptų tokių vidinių dalykų, dėl ko kai kurie žmonės ir grįžta į tos smurtinius arba ieško, pavyzdžiui, tokių smurtinių kontroliuojančių santykių, nes, ieško to tarsi tokio adrenalino blogąja prasme, ar ne, to vaikymosi tokio nuolatinio, ir tas yra labai skaudu, nes iš tikrųjų ramybė išbūti yra sunku, nes ramybė atrodo nežinomumas, aš nesu prie to pripratus, kas bus toliau, nes prie to chaoso viso aš esu pripratus, o ramybei man sunku.
Pakalbėkim apie aprangos reikalavimus antrai pusiai, nes būna tokių dalykų porose, kai tarkime, įsivaizduoja ar ten vaikinas ar mergina, kaip partneris turi atrodyti ir aišku, galima išsakyti gražiai, patarti, galbūt kažką net padovanoti. Kita vertus galima reikalauti, tarkime, tu neik su šitą aprangą ten į sporto klubą, nes jinai labai ryški, labai aptempia figūrą, ten matosi speneliai ar dar kažkas vyksta. Tai klausimas vėlgi, Lietuva nėra islamiškos kultūros šalis, čia niekas per daug moteriams ir juo labiau vyrams tikrai nediktuoja, bet tokių kartais išgirstu, tokių aišku, aš nežinau, ar ten 16 metų tai yra tiek aktualu, bet irgi esu tikrai girdėjus, kad tie tokie standartai jie kažkokie egzistuoja. Tai klausimas kiek čia, kiek mes turime laisvės pasakyti kitai pusėje ir kiek tai yra jau irgi lindimas į to žmogaus sritį. Mes visada galim maloniai kažkaip pasakyti, jeigu, pavyzdžiui, tarkim, nežinau, draugaujate su mergina arba su vaikinu, mes galim pasakyti, kad, pavyzdžiui, pabrėžti ten komplimentus, sakyti, žiūrėk, ten su šitais marškiniais, tai taip gražiai žinai atrodai, tikrai wow, kaip tau tinka, arba aš negaliu patikėti, kaip tau tinka mėlyna spalva, ta prasme, ten pabrėžia tavo ten akis, veidą ir taip toliau panašiai, tai galima per pozityvų, per komplimentus ar ne tą daryti. Aišku, visų pirma, reikia suprasti, kad, bandymas pakeisti kitą žmogų yra, toksai receptas nesėkmė, ar ne? Jeigu žmogus bėgant, nežinau, metą, mėnesiam ar panašiai, jeigu žmogus norės, jis arba ji pats gali šiek tiek pasikeisti. Pavyzdžiui, ten, tarkime, susitinka du jauni žmonės, vienam labai patinka, ten, nežinau, haikinti ir visur ten eiti, ten į žygius ilgus ir panašiai, kitam gal nelabai, bet tarsi pradeda haikinti visai fainą, žiūrėk, jau ten už metų turi ir žygio batus, ir sportiškai rengiasi, nes, tai tampa bendru laisvalaikiu, bet abiems tas turi būti faina, ar ne? Jeigu abiems tas nėra faina ir aš pradedu sakyti, žiūrėk, tave, žinai, šitą suknelę tai gerokai istorina, arba ten, žiūrėk, čia tos rankos tavo nėra tokios raumeningos, kad tu čia taip galėtum rodyti, ar ne? Mažina žmogaus savivertę. Ir kaip minėjai, apie musulmonišką šalis, ar ne, kad kai kur galioja aprangos kodai ir taisyklės, aš manau, kad Lietuvoje taip pat galioja. Ne, mes neturime dengti ten, tarkim, savo plaukų, bet mes irgi, tarkim, jeigu vasarą eitumėm, kad ir tą pačią Vilniaus gatvę ar Gedimino prospektu su marškinėliais be liemenėlės, tai tikrai susilauktum, jeigu ne žvilgsnių, tai pasakymo, kad tu čia, žinai, drąsiai, kaip, pavyzdžiui, tuo tarpu eidama ten Madrido gatve, gyvenime tokių komentarų nesusilauktum, tai yra visiškai absoliučiai normalu. Vėlgi susilauktum. Bet nuostaba tai nėra kontrolė, tiesiog nusistebi žmogus ir tiek. Nuostaba jinai pereina į kitus dalykus, ar ne? Kaip, pavyzdžiui, tos nuostatos jos pereina į, tai jeigu jinai buvo taip apsirengus, tai aišku, dabar iš šiandienos Facebooko ten dalinamės centro pagalba seksualinio smurto nukentėjusiam asmenim ir tada vienas vyras komentuoja. Tai tos panelės, čia panelės nežinia kiek metų, bet panelės apsirengia provokuojančiai, sukasi ten visaip, tai aišku ir patiria pačios. Tai tas irgi prisideda prie nuostatų kaitos. Pavyzdžiui, santykiuose irgi tas nesidėk trumpo sijono, nes tave gali užpult. Plak, tai čia mano problema, ar tų žmonių, kurie užpuola. O kas yra tie žmonės, kurie užpuola, ar ne? Iš kokios grupės jie srities, arba ne, yra tikimybė, kad greičiausiai užpuls tavo grupiokai arba klasiokai einantis ten iš naktinio klubo. Tai kas čia ko turi saugotis, ar ne? Tai tas pasakymas, žinai, nesirenk kažkaip, nes labai dažnas būna. Taip, nesirenk, nes aš noriu tave apsaugoti. Bet jeigu tu eisi taip į vakarėlį, sulauksi daug nepageidaujamo dėmesio. Tai kieno tai yra problema? Mano? Ar kitų žmonių, kurie tą dėmesį rodo? Ar tu geriau tada su savo draugais pakalbėk, ten klasiokais, grupiokais, kad nėra okei duoti neįgiamo dėmesio pagal aprangą, ar ne? Tai, pradėkim nuo to, bet gali būti ir daug kitų dalykų, pavyzdžiui, kad ten, tarkim, visos merginos tarsi nešio aukštakulnius, o tu atrodai ten, pavyzdžiui, kaip vaikinas ir panašiai. Išvaizda yra labai jautri tema, kad ir iš kurio kampo. Ypač jaunam amžiui. Taip, ir jaunam amžiui, pavyzdžiui, tiek merginom, tiek vaikinam, tiek non-binary jaunimui keičiasi tavo kūnas.
ir keičiasi tavo kūnas, jūs pasižiūrėkite dabar, pavyzdžiui, jaunuolius. Nuo 12 metų kažkur, kartais ir nuo 11 jau prasideda ta branda, prasideda, kad jie, pavyzdžiui, vaikšto 5 dydžiais didesniais džemperiais ir taip toliau panašiai. Ir jeigu tu jam pasakysi, kad žiūrėk, tu ten smirdi, tu ten apsmukęs vaikštai, o tu vaikštai apsmukęs dėl to, kad šią vasarą paaugai ten 15 cm, esi super laibas, stereotipai sako, kad turi būti raumeningas ir visas ten didžiulis, ar ne, ir tu nori slėpti savo kūną, merginom irgi lygiai tas pats, pavyzdžiui. Šiaip ir mada tokia dabar. Nu, o merginom iš kitos pusės, nes dabar 12 mečių daug aplinkoje turiu savo, tai būna, kad, pavyzdžiui, arba apsmukus, arba kaip tik, pavyzdžiui, taip hiperseksualiai, ten yra anime visa kultūra, ar ne, ir tu matai ten 12 metę ir jinai ten, pavyzdžiui, bus su, vat ir mokytojai dažnai atkreipia, aš sakau, nustokit komentuoti, mokykloje yra uniforma, okei, bet tai ateina su iškreipta, tai ateina dabar su trumpa suknelė, tinkliniam pėdkelnėm ir kokį nors ten, nežinau, anime personažą. Nu tai tegu ateina, nu Jėzus, nu ta prasme, nu kas yra? Bet čia, aišku, ne apie santykius, bet čia vis tiek yra kažkokios įstaigos taisyklės tikriausiai. Jeigu yra uniforma, tai ir nešioja uniformą, bet jiem ir prie tos uniformos, nu yra nešioja uniformą, bet prie uniformos tai tu ten ir papuošalai kažkokie. Taip. Nu vis tiek blogai, nu vat suvienodinkim, su santykiuose irgi, nu vat kaip tu čia atrodai, man žinai, vat būna, vat gėda su tavimi ir į gatvę bus išeiti. Nu atsiprašau, jeigu tau gėda su manimi eiti gatvę, tai gal neinam į gatvę. Tai apskritai mes, kai norim kištis į kito žmogaus erdvę, sakyti tam tikrus patarimus, nu pristabdykim save, ar ne? Arba jeigu girdim nuolatos iš antrosios pusės, kad tu žinai, netokie, ten batai netie, plaukai netokie, spalva netokie, ilgis netoks. Nu tai pagalvokim, kad tai irgi yra pradžia kontrolės, kuri seks tik tai toliau, ar ne? Ir buvo toks filmas, man atrodo, labai senas, kur sukūrė idealią moterį. Nu, ta prasme, draugai ten prisėdo prie kompiuterio, kažkaip ir sukūrė idealią moterį, ir jinai jau ten ideali ir išvaizda, ir bendravimo, bet po to kažkas su ja buvo vis tiek labai, nu, prasme, kad jie nesitikėjo, kad tas visas idealumas bus labai blogai ir tada nebegalėjo to jau suvaldyti, ar ne, visą. Nu, tai nėra tokio dalyko kaip idealus ten vyras, moteris ar ten non-binary žmogus. Nu, nėra. Kiekvienas žmogus yra kitoks ir jeigu mes jau norime eiti į santykius su to žmogum, tai sakau, galima arba per komplimentus, per pozityvą, o jeigu matom, kad nu, mums netinka, nu, tai galų gale galime nebūti. Tikrai yra daugiau variantų. O kai paminėjai filmą, aš irgi prisiminiau, kad seriale Emily in Paris yra Emily draugė tokia Mindy, kuri draugauja su mados imperijos paveldėtoju ir jisai to esminiu momentu, kai kaip ir norėtų perimti tą mados imperiją, su jie draugauja ir norėtų, kad jį rengtųsi, na ne taip irgi seksualiai, o tokia labiau dama būtų ir ten dovanoja sukneles. Ir tai yra vienas iš konfliktų jų santykyje, o jinai mano, kad na, jis turi priimti ją tokią, kokia jinai yra. Tai bet klausimas irgi, kiek tu gali pasakyti kitam žmogui, bet kaip minėjai, tikriausiai per komplimentus, kad čia kažkaip taip gražiau atrodo ir ne, o ne kitaip. Gal ne tai, kad gražiau, bet jeigu mes norim kažką pabrėžti, nu tai ir sakom, kaip tau kažkas tinka, nereiškia, kad kiti dalykai netinka, bet jau šitas kaip tinka, eik tu savo, labai faidai atrodo, žinai, ir panašiai, be jokių, kad ten galėtum tą nešiot kasdien, bet tiesiog, kai mes žmogų giriam, tai žmogus natūraliai tada, ypač dar santykių pradžioj, tikrai prisipirksiu ten mėlynų megztukų dabar, nes, tiek gavau komplimentų, faina, vis tiek faina, kai gauni komplimentą iš tokio labai, labai artimo žmogaus. Emily in Paris serialo atveju tai buvo toksai, kad ir statuso klausimai ir suprask, aš tau nupirkau šitą kostiumėlį dėl to, kad, noriu, žinai, kad jis ten brangus, tau patinka ir panašiai, bet iš tikrųjų paslėpta, kad prasmė, kad man gėda vestis tave į vieną arba kitą, susitikimą, renginį dėl to, kaip tu atrodai. Ir pas jaunimą irgi būna tokiu atveju, pavyzdžiui, mano draugai yra, dažniausiai draugai ten būna pakankamai panašus, ar ne, ir pas juos ten yra madingi, žinai, ten tie apdribę džemperiai, kažkokie batai, kur ten visas, ten, nežinau, Vilnius ar Kaunas, tais pačiais eina, ten visi sportbačiais, ar ne, kažkokio brendo. O tu ateini, pavyzdžiui, su kerzais, tu ateini su kažkokia, nežinau, metalisto ar metalistės striuke ir panašiai. Ir, klausyk, šiaip man viskas okei, žinai, kai mes dviese būnam. Bet gal tu galėtum, kai mes einam su mano draugais, žinai, tuos sportbačius užsidėti, žinai, arba kažką tokio. Irgi yra tas toksai, ne okei yra. Čia kaip lėlė nori aprengti. Taip, ta prasme, jeigu tu nori, kad tokio idealaus žmogaus, ar ne, kur ten
Čia gal galim kalbėti apie kitus kontekstus, o dabar ten, tarkim, rinkimai ir tie koks politinis kontekstas. Tu žinai, kad tavo šeima eina į politiką, tu ten vaidini tam tikrą vaidmenį ir tu ten tam tikrus turi, kad ten abu jau ten ar kažkokį paveiksliuką piešti iš ten PR perspektyvos kažkokį, bet ir tai turi būti sutikimas, ar ne? Ir kai mes matom net ir politiko, ar ten antrų pusę, ar panašiai, ne visos eina į viešumą ir sako, žinai, tu ten kaip nori, aš tai gyvenu savo gyvenimą. Nu, pavyzdžiui, kai mes esame, du fiziniai žmonės, tai tiesiog, jo, ko tu nori, jeigu tu nori kažkokio va tokio paveiksliuko, tai eik ir susiras, nes kaip žmogus tas jausis perrengtas. Ar vaikinas, ar mergina, nežinau, non-binary jaunuolis, kaip jausis, kaip perrengia jį, kaip jausis, kad pasakai, žinai, o tu va šito dalyko, tai geriau nesakyk, žinai, nes man biški bus, arba va tą, ką tu pasakėjai, man buvo, žinok, šiaip gėda, būtų geriau, kad to nesakytum. Tai toksai nepriėmimas žmogaus, tai arba tu būni su manim už tai, kokia aš esu, arba koks aš esu, arba mes gal tada, nežinau, neturėtumėme būti kartu, arba turėtumėm labai nuoširdžius pokalbius, ką mums reiškia šitą draugystę, kaip mes norime joje būti, ar ne, kas mums yra okei, kas mums jau nebėra okei. Juk kiekvienas žmogus nori jaustis mylimas ir vertinamas. Tu kažkaip labai dažnai mini, kad galima nutraukti santykius, jeigu ten matosi, kad yra kažkokių nesuderinamumų, bet šiaip gyvenime visada išryškėja, kad visi žmonės kažkur mums neįtiks arba mes jiems neįtiksim. Ir čia toks nuolatinis reiškinys ir tuomet prieini prie tos fazės, kai tu irgi ir pats derinėsi ir kitas žmogus gal derinasi. Tai tie pokalbiai atvirumo prasme, pavyzdžiui, tave bando kontroliuoti, tu bandai pasakyti, kad tau nelabai ir tai vis tiek veda į konfliktą. Čia tikriausiai reikia nebijoti to konflikto, kad išsibraižytų tos ribos, kur baigėsi mano, kur prasideda kito žmogaus. Nebijoti konfliktą mes galim tada, jeigu nesam smurtiniuose santykiuose, nes, pavyzdžiui, jeigu esam santykiuose, kurie mums, ne okei. Gali būti labai normalūs dalykai. Pavyzdžiui, tau patinka eiti į spektaklius ir skaityti knygas, aš nekenčiu spektaklių, nekenčiu knygų ir visą laiką geiminu. O tu, pavyzdžiui, nekenti geiminimo. Ir kažkurio momentu, nei tai gerai, nei tai blogai, bet yra trintis tokia didelė, kad, žinai, mes kartu būti negalim. Okay. Jeigu santykiuose yra tokia situacija, kad mes galim pradėti kalbėti, kad mes galim kalbėti nebijant, kad kitas žmogus supyks taip, kad, mes jausim didžiulį įtampą, nelabai kam patinka, kai ant tavęs pyksta, ar ne, man irgi nelabai patinka, aš nėra, kad pasipykit, aš kartais būtų, nesvarbu, viskas sakai, patinka debatuoti, ar ne, bet nelabai patinka, kai ant tavęs supyksta, bet jeigu tu bijai savo partnerio arba partnerės, jeigu tu bijai tų konfliktų, jeigu tu darai viską, kad jų išvengtum, nes jie tau yra labai nemalonus, jie tau kelia kažkokį grėsmės pobūdį, mes tada jau turim nelygų galios santykį, o poroje, kur yra nelygus galios santykis, tai išsakyti savo nuomonę yra labai sunku, nes tu visada būsi ta, kuri bus nepakankama, durna, netinkama, ten prastesnė ir taip toliau panašiai. Ir tada kalta dėl visko, kad aš tai noriu, kad mūsų santykiuose pasisektų, bet tu to nenori. Jeigu tu elgtumėsi taip, tai aš tada nedaryčiau to, ką aš darau ir panašiai. Tai jeigu galios santykis yra poroje išsibalansavęs, tai yra vienas žmogus didžiąją dalim turi galią ir valdo, tai mes jau galim kalbėti apie smurtinius santykius. Bet šiaip tai man atrodo, kad jeigu tau taip kartoja nuolatos, kad tu nepakankamas, ten blogas, dar kažkoks, tu gali patikėti tuo. Tai ir patikė, tai yra tas, kur aš vis laik mėgstu palyginimą, jeigu tu varlę įdedi, ir čia gal nuskambės žiauriai, bet aš nemėgstu varlių, bet jeigu varlę įdedi į šaltą vandenį ir po truputį didintum vandenį, tai jinai išvirtų, nes kaip ir žmogus pripranta prie tam tikrų situacijų, ar ne? Bet jeigu tu ją mestum į verdantį vandenį, tai jinai iššoktų iškart, jinai patirtų didelių sužalojimų, bet jinai iššoktų iškart, nes būtų stresas. Todėl smurtiniai santykiai yra tai, kada prasideda nuo to, kad mes nuėjome pasimatymą ir viskas žiūri faina, o antro pasimatymo metu aš tave tampiau už plaukų per visą kambarį. Vargiai ar tu su manim norėsi eiti į trečią pasimatymą. Taip. Gal, bet išimtis yra. Bet jeigu aš tau po truputį tai prikapsiu, kad tai kažkokį antikomplimentą pasakau, tai vėl kažką, žinai, dažniausiai ant to, ką tu savyje labiausiai, ko tu nemėgsi, žinai, nežinau, mokslai nesiseka, sakysiu, tu durna. Ten dėl figūros pergyveni, dėl figūros, dėl ten veido kažkokių spogų, dėl veido spogų, ir taip po truputį, ne, kapsies. Tai aišku, kad žmogus, natūraliai yra tas posakis, ar ne, pavadink mane ten 40 kartų kiaulę, aš pradėsiu kriuksėti, ar ne, žmogus įtiki, kad iš tikrųjų taip ir yra, ir viskas, ir tada sukasi tą smurtinių santykių spiralę. Todėl man labai patiko, yra tokia Kelly Maria Corducci knyga, aš kai buvau Amerikoje,
buvau pristatymę jos ir su ja kalbėjau ir knyga yra apie tai, kaip jinai po daugiau negu 10 metų nutraukė santykius su savo vyru, kuriuose nebuvo visiškai jokio smurto, jis buvo nuostabus žmogus, visos draugės jai pavydėjo, jinai pati savo pavydėjo ir visa knyga yra apie tai, o kaip išsiskirti su tuo good on paper guy, pavyzdžiui, kuris ant popieriaus nerealus, gal net santykiuose nerealus, bet sako, nekabino. Buvo momentai ir metai iš metų, kur nekabino. Aš sako, vis tiek nesijaučiu, kad, viskas kaip ir gerai, nieko blogo nėra, bet, nesijaučiu laiminga. Ir nors tu ką. Ir sako, ir kaip tu su tokiu žmogumi išsiskirsi? Mes visą laiką ieškom priežasties tarsi kažkokios. Ir ten ilgus metus jinai nerado, kol po to, kai nusprendė, kad gal ir nereikia ieškoti tos priežasties, gal pakankama priežastis yra, kad tu esi fainas žmogus, bet man su tavim ne okei. Ir išsiskyrė ir sako, man toks pasaulis atsivėrė. Tai aš gal pradėčiau nuo tų nesmurtinių santykių, bet nuo tų, kad tiesiog pripažinti ir pasitikėti vėlgi savim, jeigu man su to žmogum nėra okei, nepaisant to, kad visi aplinkui žavis ir tik laukia prie durų, kol galės ten ateiti. Tai gal nuo to pradėti pasakymą, kad aš gal nenoriu būti su šitu žmogum, ar ne? Nes kai jau mes einame į smurtinius santykius, juos iš tikrųjų yra labai sunku nutraukti. Paprasta pasakyti, patiri kontrolę, varyk, taigi tiek daug, aplinkui visi taip ir sako, bet ne taip paprasta, nes tu jau esi santykyje. Ir šiaip daug kas nesupranta, kas ten nepaprasto, bet man tik įdomu, o kaip į tai įeinama, minėjai tą varlės tokį pavyzdį, bet tai kaip, tai jeigu tau jau pradeda sakyti, nežinau, esi ten stora, esi kvaila, arba kvailas, arba ten, nežinau, to nedaryk, nedaryk, nedraugauk su tuo, su kitu, savo telefoną duok pažiūrėti, ten ne iki vakarėlį, man atrodo, tarsi jau kaip ir savaime suprantama, kad čia žmogus pats su kažkokiais demonais kovoja ir gal nereikėtų trukdyti jam kovoti vienam. Bet, kažkaip netaip vis pasitaiko, vis užkabina ir kitus žmonės. Matai, tai jeigu tau taip visą laiką sakytų kiekvieną dieną, ar ne, ir dabar, nežinau, vieną dieną ten grįžai ten namo ar susitikai, sako, tu durna, ten stora, tokia ir tokia ir tokia ir tokia, būtų daug. Bet šitie įvykiai, jie, neizoliuotai vyksta. Jie vyksta kontekste visiškai dar ir gerų dalykų. Prasme, aš daug metų konsultavau nuo smurto nukentėjusius asmenis ir tose istorijose smurtas nebuvo dominuojantis faktorius. Jis buvo dominuojantis faktorius jų pabaigime, bet visa istorija, pavyzdžiui, jūs einate į filmą kartu, jūs turėjote super gerą kelionę, jūs kiekvieną dieną ten susiskambinat ir turite tikrai ten šiltus ir puikius pokalbius, jūs ten važiuojate, jūs ten esate įsimylėję, jūs ten kuriate atsiminimus ir visame šitame meilės ir gėrio kamole vis pasitaiko smurtinių epizodų, kurie tarsi ir yra tie įtrūkimai, didesni arba mažesni, bet jūs tada nugalvojat, palauk, bet juk nebuvo tik tai tie ir dažnai nukentėję žmonės ir sako, juk sako, čia buvo tik tai kažkokie pavieniai epizodai, sako, aš realiai ir konsultacijose noriu, kad jūs jį arba ją pakeistumėt, kad taip nedarytų, nes sako, jeigu šitą nustos, tai šiaip mūsų santykiai yra netgi labai faini. Tai esu per daug metų beveik turbūt nebuvo tokių atvejų, kur sakytų, kad visi santykiai buvo šakės, vien smurtas, kiekvieną dieną, ten 10 metų ten pririšo prie radiatoriaus ir laikė, nepaleido, valgyti nedavė ir panašiai, ne. Ne, tai skyrybos būtų natūraliai. Dėl to ir yra taip sunku atpažinti smurtą, dėl to, kad smurtiniai epizodai, jie būna, tai prasme, tokie, jie būna skaudus, bet po to, ypač kai už juos atsiprašo, sako, nepasikartos, viskas bus okei, dėl to yra labai sunku išeiti, nes mes kalbam apie tavo patį artimiausią arba pirmąją meilę, arba pirmąjį ten vaikiną, merginą ir taip toliau panašiai, ten vyrą, žmoną, partnerį, partnerę. Nes jeigu tau kitas žmogus tą padarytų vakarėlio metu arba pasakytų, tai tu sakytum, žinai, aš su tavim iš vis bendrauti nenoriu. Bet kai tau pasako tavo artimas žmogus, kurį tu myli, su kuriuo tu ten vėliau žiūrėsi Netflixą vakarė ir žinosi, kad faina, nes galėsi aptart kažkokį filmą, tai tu netaip priemi tai į širdį ir tu nematai, ant kiek tai yra smurto, kol tau neatsiveria akis ten konsultacijų metu, kol tu nepamatai, kad smurtas yra sistema, kur kalbant apie smurto ratą, tai klientės kabinete sakydavo, o iš kur jūs žinot, Rugile, kad taip vyksta? Deja, bet smurtautojų naudojamos strategijos, jos kartojasi ir visiškai nesvarbu, kuriame mieste tu gyveni, visiškai nesvarbu, ką tu ten veiki, kokios tavo pareigos, kiek tu uždirbi pinigų ir panašiai, strategijos yra tos pačios ir tada būdavo nukentėjusiam žmonėms šokas, kad bet jūs čia, iš kur jūs tai žinot? Nes toks modelis. Toks modelis. O pakalbėkim dar trumpai apie seksą. Šioje dalyje apskritai kalbėtis poroj jau yra, nėra taip paprasta ir lengva, o jeigu dar tai yra tavo pirmi santykiai, tai iš vis aš net neįsivaizduoju, kaip apie tai kalbėtis.
Bet būna tikrai tokių atvejų, kai reikia išaiškinti tą savo poreikį, spaudimo būna. Ir būna tos situacijos, kai tarsi pradžiai abu sutarė, paskui tada kažkas kažko išsigąsta, tada ten spaudžia ir taip toliau. Ir vėlgi, kiek yra čia jau yra toks prievartinis toks dalykas, išeina, kad jeigu tave spaudžia, kad, nežinau, ten visos ar visi čia jau pabandė, o tu čia nenori, arba ten bijai kažko, ko čia bijai ir taip toliau. Tai, aš kažkaip galvoju, kaip irgi čia apsibrėžti savo ribą, suvokti, ar aš noriu ar nenoriu, nes šiaip beje ir patys žmonės dažnai nežino, ar aš noriu ar nenoriu, kartais noriu ir gulėti lovą ir valgyti, bet norint pasiimti valgyti, reiks atsikelt, tai tokie konfliktuojantis tarp viduje jausmai. Taip. Tai iš tikrųjų mes ir biologai vis laik pabrėžiam lytiškumo ugdymo svarbą, kad tai turėtų būti daroma kaip įmanoma anksčiau. Dabar jeigu mes kalbam apie pirmuosius lytinius santykius, tai ar aš noriu jų ar nenoriu. Kaip aš galiu žinoti, ko aš noriu, kai aš niekada, jeigu jau esi turėjęs arba turėjus lytinių santykių, tau jau gali atsirasti noras, bet aš dabar noriu, nenoriu ir panašiai. Kai tu nežinai, kas tai yra, tu nežinai, ko norėti. Tai dažniausiai būna tas, kad aš lyg ir noriu, nes žinau, kad reikia. Bet dabar kaip aš įsivaizduoju, kas yra lytiniai santykiai. Tas mano įsivaizdavimas ateina, nes vėlgi apie seksą Lietuvoje mes nekalbam, arba dar ten šrausta žmonės, ten nuleidžia galvas ir panašiai, su tėvais nekalbėsim, mokykloje nelabai kalba, arba ažiotažas, kad nekalbėkit su vaikais, nes jie pradės mylėtis, tikrai taip. Ir bus ar ne perkeltinė prasme, tai aš dabar sužinau iš ko. Aš sužinau iš pornografinių filmų. Pornografiją vaikai atranda 8-12 metų maždaug tame tarpe ir tas amžius vis jaunėja. Ką aš matau pornografijoje? Pornografijoje aš matau ten vyrus ir moteris, tarkime, su arba įspūdingo dydžio genitalijomis, tos, kurios tikrai netrodo taip kaip mano genitalijos, nei vaikinų, nei merginų. Aš tada matau, kaip viskas turi vykti, ar ne, nežinodamas arba nežinodama, kad į pornografiją yra sudedama maksimaliai stimuliuojantis turinys, nes vėlgi čia ne Netflixas, nieks ten nežies 3 valandų, ar ne tam, kad save pasitenkintų, tai maksimaliai stimuliuojantis turinys susideda. Ir tada aš žiūriu, kaip viskas ten vyksta, ar ne, dažnai ten būna ir be sutikimo įvairiausių dalykų, ar ne, bet grubių dalykų. Tai mes, pavyzdžiui, turėjau klausimą irgi iš vaikino, kai vedžiau 17-mečio, sako, iš čia kalbat apie smurtą prieš moteris, kad čia, žinai, čia negerai, tai sako, tai čia visiems aišku, kad čia negerai, bet sako, ką daryti, jeigu mano, pavyzdžiui, mergina sako, kad aš nesu seksualus, nes, tarkime, sekso metu aš jos ten nei už plaukų biški patempiu, nei prie sienos biški priremiu ir panašiai. Sako, nenoriu aš ten jos nei už plaukų tampyti, nei prie tos sienos daužyti, sako, tai nesu aš. Bet jinai sako, kad, žinai, mūsų ta meilė, jinai nėra aistringa, tai tu turėtum būti taip tvirtesnis ir aistringesnis. Tai iš kur ateina, kai tau yra 17 metų, kad meilė yra ten, nežinau, tampimas už plaukų ar ten į sieną ir taip toliau panašiai. Kai mes kalbam apie suaugusius santykius, tai suaugę pasirenka, yra irgi įvairių sekso rūšių, formų, susitikimų, viskas yra okei, žinai, ką jūs norite, tą jūs ir darote, jeigu abu sutinka. Bet kai mes kalbam apie jaunuolius, tai iš kur jiems žinot? Tada iš pornografijos ateina, merginos žiūrėdamos pornografiją irgi neretai pasikalbam, sako, man tai, žinai, aš kai žiūriu, tai šlikštu, bet aš suprantu, kad čia jau taip, tarsi ir reikia daryti. Bet vis tiek žiūriu. Žiūriu, nes, taigi įdomu, kaip aš čia ką turėsiu daryti. Tada tarsi reikia daryti. Tada tie vaikinai klasiai sėdi, merginos ir vaikinai. Vaikinam yra stereotipiškai sakoma, tu tik varyk. Kuo anksčiau, tuo geriau, žinai. Nes jeigu ne, tai tu būsi loseris, žinai, kad tu čia lauksi 18 ar 19, tai gal dar 35 palauk, ar ne? O merginom sakoma ką? Jau tu tik laikykis. Jau laikyk tą savo nekaltybę, kuri, tarp kitko, yra gera socialinis konstruktas. Nėra tokio dalyko kaip nekaltybė. Nėra ten kas saugoti. Bet žinai, ar kas nors sako, kad jau laikyk čia tą nekaltybę jau šiais laikais? Vis tiek yra, kad žiūrėk, tu esi ten, pavyzdžiui, laisvo elgesio mergina. Jeigu tu ten permiegoji su manim ir būna permiegosi, žinai, čia reikia, nes kitaip čia mūsų santykiai, nemeilė ir taip toliau panašiai, perbėgi tik tai, tu žiūrėk jau ir paleistuvė, kaip patogu, ar ne, arba su kiek tu miegojai, o su kiek aš miegojau, tie skaičiai vis dar yra lyginami, ar ne, ir vis dar yra labiau manoma, kad tu, žinai, tokia, arba jeigu jau sukursi santykius, tai, žinai, jau būk malonė draugauk ten su to vaikinu, ten, žinai, jau keletą metų, arba jau būk atsidavus ir taip toliau panašiai. Tai kaip jiem koegzistuoti vienoje klasėje kartu, tai yra mistika, bet apie seksą jie irgi nežino, prisimoko iš pornografijos ir tada, pavyzdžiui, aš atsimenu dar irgi vieną vaikiną, jis jau buvo suaugęs, ir mokymų metu turėjau tokį pratimą, sakau, žiūrėk, visiems dalyviams, sakau, žiūrėkit, jeigu ten pora susitinka, susitikti, atsisėda parke ant suoliuko, valgo, sakau, jie čia sutiko mylėtis ar ne?
Nenužiūrint kokie lūkesčiai, bet labiau ne. Kokie, nueina į restoraną, jis ten sumoka už vakarienę, čia sutiko mylėtis. Bet jau čia kažkur lenkia. Tada jie nuėjo namo, pradėjo bučiuotis, jie čia sutiko mylėtis. Jeigu jau namie, tai jau greičiausiai, tada kiti sako, ne, vis dar ne. Tai jie pradėjo tada jau nusirenginėti ir pradėjo jau mylėtis, tai čia jau viskas, taip. Ir tada aš atsimenu, tas vaikinas taip šoka iš kėdės ir, tai jeigu jums jau čia nesutiko, tai jau aš nebežinau, kas yra sutiko. Sakau, bet ar yra tikimybė, kad tuo momentu, kai tu jau pradėjai, tarkim, mylėtis, tu gali sakyti, stop, aš nebenoriu? Bet tai jau viskas įvyko, čia koks jau nebenoriu, čia mes jau viskas, jau veiksmas vyksta, jau čia vos ne legalu, kad aš jau turėčiau viską kaip ir pabaigti čia pasirašę. Ir tai buvo, tai ko jums dar reikia, kad sutikimas vyktų? Tai mes irgi kalbam apie tai, kad sutikimas jis visada atšaukiamas, bet kuriuo atveju, bet absoliučiai. Bet tikriausiai aiškiais žodžiais arba veiksmais, turiu omeny, kad kita pusė turi kažkaip suprasti. Aš čia nenoriu būti velnio advokatė, bet turiu omeny, kad vis tiek tuo metu, kai tau aistra, taip sakant, per smegenis eina, tai tu turi kažkokiu būdu, tau turi pasakyti. Jo, čia geras klausimas, žinai, apie tą mes irgi girdim, kad seksualinis smurtas, tai tarsi, šiaip net, tarp kitko, negirdim, mes baudžiamajam kodekse turim, kad aistros nusikaltimas, ne? Tai aš visą laiką mėgstu tą pavyzdį, kad, pavyzdžiui, žiūrėkit, dabar jūs esat visiškoje, pavyzdžiui, aistroje, taip jaučiat aistrą, jūs nenuisit ten, pavyzdžiui, bendradarbę ar tikiuosi, neužsipulsite, ne, jūs kažkaip tą savo aistrą galite suvaldyti. O va tarsi, jeigu jau prasidėjo, jau ir nebegalite valdyti. Tai iš žmogaus, kuris nenori pusės, tai žinoma, jeigu idealiu atveju pasakyti nebenoriu, bet nebūtinai tai turi būti, neprašau nutraukti ten lytinius santykius manim. Ten nebenoriu. Rašto nereikia. Jaučiu, kad ne, sustok, ramiau, gal galim padaryti pertrauką, visi šitie žodžiai reiškia, kad tu turėtum sustoti ir padaryti pertrauką, ar ne, nes nėra jokio pakto, kad jeigu prasidėjo, viskas turi vykti. Kitas dalykas su seksualiniu smurtu yra tas, kad didžioji dalis nukentėjusių sako, kad, pavyzdžiui, tikrai, jeigu tai buvo ar prievartinis lytinis aktas, ar ne, kad aš nieko negalėjau pasakyti, nes mano kūnas tuo tarpu sustingo. Tai vėlgi žmogus, kuris atlieka tą veiksmą, jeigu mato, kad žmogus yra sustingimo būsenai, žinai, ten nereaguoja, nes kas yra aistringas įsijautimas, nebūtina ten šaukti, bet tu gauni iš kito žmogaus reakciją, ne, kad, ta prasme, aktyvūs veiksmai, kad ten, ta prasme, tu jauti, kad žmogus yra įstraukęs, bet jeigu žmogus yra guli, ar ne, ir dažnai yra sakoma, tai tau nieko nereikės daryti, tu tiesiog pagulėk. Ką reiškia, tau nieko nereikės daryti, tu tiesiog pagulėk, ar ne? Jeigu mes matome ir tikrai matosi šitie dalykai, aišku, mes turėtume sustoti, o ne pasinaudojant progą. Tas pats, kai žmogus yra, pavyzdžiui, apsvaigęs nuo įvairiausių psichotropinių medžiagų, irgi būna, aš tai maniau, kad jinai arba jis taigi yra sąmoningas, ne, maniai, ta prasme, kokiam pasaulyje maniai, kad tai yra ok. Aš maniau, kad labai dažnas būna ir kaip gynybos argumentas teisme, aš maniau, kad miega, ta prasme, kad tarsi tai miega, bet miegančio žmogaus kaip tik neįmanoma, ta prasme, negalima, niekaip, iš jo sutikimo negausi iš miegančio. Ir iš girto, iš apsvaigusio, ir aš visada jaunimui sakau, mylite su žmogum, kuris yra arba apsvaigęs nuo įvairiausių medžiagų, arba, pavyzdžiui, nereikia medžiagų, alkoholis, daug alkoholio prisigėrė, ta prasme, visiems būna arba nugirdė kažkas, bet, tikrai gal nebesąmonės, bet matot, kad jau ten namų adresų, žodžiu, nepasakytų jum arba durų neatrakintų. Savo atsakomybę tada mylite su tuo žmogum, ar ne, nes tai yra jūsų atsakomybė, ir jeigu tas žmogus būna, atsikėlė ir staiga jau seksualinis smurtas. Taip? Tai tu turėsi įrodyti, kad nebuvo, ir tu turėsi įrodyti, kad tu iš žmogaus, kuris yra tam pusiau be sąmonės arba ypatingai apsvaigęs, gavai ten sutikimą ir viskas vyko taip, kaip tu norėjai. Tai sakau, savo riziką, norit rizikuoti, baudžiamasis kodeksas, norit pabūti teismo procesuose ten 5 ir daugiau metų, savo riziką rizikuojat, ar ne, tai tada būna toksai, tai gal iš tikrųjų, gal geriau nereikia. Taip, geriau nereikia, nes mes niekada nežinom. Žmogus, kai yra apsvaigęs, tikrai to sutikimo negali duoti sąmoningai. Tai čia kas be ko, bet jau taip judėkime šiek tiek į pabaigą ir norisi susumuoti, kas yra ta kontrolė, kaip ji prasideda ir kokie dalykai jau yra tokie, kur reikėtų sakyti viso gero, čia ne man.
Nu, tai dėl viso gero tai labai yra individualiai reikėtų savo pasižiūrėti, bet visų pirma, tai tikrai savo labai atvirai pripažinti, ar šitie santykiai man teikia daugiau džiaugsmo, ar mane daugiau liūdina, nes bus visokių dienų, ar ne, bus, kad kartais ir suerzina, ten susipykstat, bet šiaip iš principo jie mane augina, daugiau džiugina, ar daugiau kelia streso ir nerimo. Ir jeigu daugiau streso ir nerimo, gali būti, kad juose nėra, pavyzdžiui, smurto, bet žmogus yra tiesiog ne jum. Nu, jūs, ne okei jum kartu. Tai va, tuo atveju jau savo pasakyti, kad, žinai, gal metas viską rišti. Kitas dalykas, jeigu žmogus pradeda brautis jūsų asmeninę erdvę, jeigu neklauso jūsų pasakymų, ar ne, arba kai pasakote, iškomunikuojat savo ribą, žmogus supyksta, arba pradeda irgi kažkaip agresyviau elgtis, arba gali būti ne tai, kad rėkia ant jūsų ir mėto jūs daiktus. Nekalbadieniai. Viena iš smurto formų, kuri tarp kitko yra kartais net labai dažna ir ta prasme, ir kuri tikrai yra tokia traumuojanti, nes jeigu su tavim nesikalba ten ar kelias dienas, būna ir kelias savaitės, tai tikrai kartais sako, kad o Dieve, jau geriau kažką pasakytų ten pikto ir panašiai. Tai jeigu jaučiate, kad jūs esate baudžiamas arba baudžiama už savo ribas, kad kitas žmogus jūsų nepriema, kad kitas žmogus nori jūs pakeisti, kai įvairių progų turit, kad jūs tiesiog jaučiatės nepakankam arba nepakankamas, tai tokiu atveju tai yra raudonos vėliavėlės ir jum galvoti, ką su jom daryti. Vėlgi, gal kartais neišeina taip iš karto nutraukti santykių, ar ne, bet jeigu jūs jaučiate, kad yra tų smurtinių santykių, tai yra irgi įvairių pagalbos ten organizacijų, ar ne, pradėkim ten vaikų linija, jaunimo linija, tas pats moterų informacijos centras nuo 16 metų, jeigu yra smurtas santykiuose arba galimai. Niekas nesakys, kad ten pradėsim nuo to, kad ten iškviesim policiją ir panašiai. Paskambinkit, pasitarkit su žmonėm, pavyzdžiui, žiūrėkit, aš nesijaučiu šitame santykėje gerai, arba norėčiau aptarti, kas šiandien buvo, ar ne, vat kaip jums atrodo, iš žmogaus, kuris yra jūsų nepažįsta, kitam telefono laido gale ir panašiai, tokią vat nešališką nuomonę gaukit, ar tam žmogui irgi pasirodys, kad čia viskas yra okei, o gal tam žmogui pasirodys, klausyk, ne, čia nėra normalu, ar ne? Ir jūs tada būsite tas žmogus, kuris, galės priimti sprendimą, bet kartais tikrai reikia pasitarti, nebūtinai su draugais, nes draugai kartais irgi gali pasakyti, žiūrėk, nebūna vieno kalto, žinai, tai abiems čia reikia. Labai populiari nuomonė. Taip, nes tokia diplomatinė, aš nei tave palaikau, nei tave. Abu biški apsiraminat ir gražiai draugauja. Tai vat tą trečią balsą, trečią nuomonę, anoniminę nuomonę, nebijoti kreiptis pagalbos, nes pagalbos kreipimasis yra nesilpnumo, tai yra stiprybės požymis, ar ne? Aš noriu pasirūpinti savim, man yra sunku pačiai priimti galbūt sprendimą, man reikia dar vienos nuomonės, dar pagalbos, gal su psichologu pasikalbėti, ar ne, ko irgi nereikia bijoti, kaip nežinau, dantų higiena beveik dabar turėtų būti, ar ne? Ir tada gavus tą pagalbą, sustiprėjus, tada bandyti išeiti iš tų santykių, bandyti sustiprinti savivertę, bandyti apsupti save tai žmonėm, kurie sako, žiūrėk, tu esi šaunuolė arba tu esi šaunuolis, tu gali, tu esi fainas ir žmogus, vertingas draugas arba draugė, būkit apskritai tose aplinkose, romantiniai santykiai, ar ne, supkit save su žmonėm, kurie jūs palaiko, kurie jūs nori auginti ir stenkitės minimizuoti žmonių, kurie sako, o, čia ponia profesorė, dar vieni mokslai, o, čia tau tai čia minimizuokit tokių ir tada, pamatysit, kaip kur kas greičiau juda gyvenimas į priekį ir prisiminti, kad ir ką mums sako ten seneliai ar tėvai, pavydas nėra meilė. Tie santykiai, kadangi visiems žmonėms yra nelengvi, nes mes visi esam su savais sunkumais ir tokie, neapsišlifavę vis tiek, jeigu ten nepragyveni 20 metų, tai dažnai atrodo, kad ir aš gal kažkuo kaltas, ir kitas žmogus kažkuo kaltas, bet tai apibendrinkime, ką daryti tokiais atvejais, kai man atrodo santykėje kažkas neokei ir nebūtinai tai apie smurtą kalbame, bet galbūt mane spaudžia, galbūt kažkaip, užgaulioja, aš nejaukiai jaučiuosi ir panašiai. Tai su kuo galima pasitarti, su tėvais, aišku, galima pasitarti, su draugais galima pasitarti, bet gal yra dar kažkur platesnis ratas žmonių, su kuo galima pasitarti, o kaip tai atrodo iš šalies? Jo, tai aš pradėčiau turbūt nuo emocinės pagalbos linijų, tai yra jaunimo linija puikiai, ar ne, savanoriai konsultuoja, yra pagalbos moterims linija, kur irgi galima būtų pasiskambinti ir gauti įvairias konsultacijas būtent dėl sunkumų santykiuose ar apskritai dėl tokios, jaučiuosi blogai, ar ne, poroje, ką man reikėtų daryti. Jeigu mes matome tokių
tarsi jau ir kontrolės užuomazgų, gal nenorime jų stipriai vadinti, ar ne, tai yra smurtas, arba bijome savo tai įvardinti, tai galima būtų susisiekti su specializuotos kompleksinės pagalbos centru, nuo 16 metų jie teikia nemokamą pagalbą, ar ne, ir tiesiog pasikonsultuoti su specialistam ir, nu, vat, ką daryti tokiu atveju, kaip jums atrodo, ar ne, tai šitie šaltiniai yra anonimiški, ar ne, ir galite gauti tą pagalbą, man atrodo, tai yra labai svarbu ir dar svarbu yra įvardinti, kad ne tik moterys ir merginos kenčia nuo smurto santykiuose, mes turime vyrų ir vaikinų, nukentėjusių nuo seksualinio smurto taip pat, ir tai visiškai nebeturėtų jau būti stigma, kad taip nukenčia, mums vaiko teisės apsaugos duomenys rodo, kad taip nukenčia, ar ne, tai tikrai raginčiau kreiptis ir vaikinus, vyrus, taip pat ir non-binary žmonės, kurie galvoja, o man galbūt pagalbos nėra, ar ne, nes tai yra tik tai labai binarė sistema, tai tikrai gali kreiptis visos ir visi, kurie patiria sunkumų santykiuose. Ir turbūt skatinčiau kreiptis, gauti tą nuomonę ir tada jau priimti tokį informuotą sprendimą, kokių veiksmų toliau norėtųsi man imtis. Tai dėkoju tau, Rugilė, kad atvykai pas mus, o mes baigėme savo tinklalaidę, kuri yra parengta Moterų informacijos centro ir partnerių apie sveikus santykius.